Sveiki pasijungę prie mūsų internetinės paskaitos. Norime su jumis pasidalinti savo patirtimi ir padėti atsakyti į klausimą. Gamybos srauto valdymas. Kas trukdo per tą patį laiką pagaminti daugiau? Šią temą yra išleista pakankamai daug knygų, vedama daug seminarų, bet mes informaciją nusprendėme pateikti šiek tiek kitokiu būdu. Taigi, kad būtų lengviau įsiminti informaciją, mes sudėjome visą savo patirtį ir dažniausiai aptinkamas situacijas į pasakojimą apie menamą firmą. Kadangi kiekviena įmonė turi turėti pavadinimą, tarkim, tegul tai būna mano gero pažįstamo įmonė, Kukuškino kompanija. Taigi trumpai apie įmonę, apie kurią mes pasakosim. Įmonė dirba jau 10 metų, gamina įvairius standartinius smulkiom serijom gaminius, taip pat gaminius pagal individualius užsakymus. Įmonėje gamyba vykdoma keliuose baruose, iš kurių kiekvienas turi savo paskirtį. Darbas organizuojamas 2 pamainom. Taigi, skambina mano pažįstamas kartą ir sako, žinai, Andriau, dariau susirinkimą, apžvelgiam praeitų metų rezultatus, kaip ir pelno turėjom, apyvarta pakankamai normali. Tačiau vyksta kažkas ne taip. Per paskutinius 4 metus mūsų pelnas nukrito iki 2%. Tikrai kažkas vyksta ne taip. Per susirinkimą pardavimų vadovas iškart pasakė, kad kainos mes tikrai kelti daugiau negalime, nes rinkoje esame ne vieni žaidėjai, iš principo kiti pardavinėdami pigiau gali ir taip tada perimti mūsų klientus. Galim pasikelti kainą nebent vieninteliu atveju, jeigu paimtume, sutrumpintume dvigubai gamybos užsakymų vykdymo laikus. Taip pat ir finansininkas išreiškė savo nuomonę, jisai mestelėjo minčių, kur galima būtų sutaupyti. Tai yra naudoti pigesnės žaliavas, mokėti darbininkam mažiau arba efektyviau išnaudoti gamybos įrengimus. Tačiau susirinkimo metu nusprendėm, kad mokėti darbininkam mažiau nelabai yra kur. Kitaip prasidės kadrų kaita ir turėsim problemų su kokybė. Savo žmonėm suformulavau tokias užduotis. Pirkimų tarnybai pavedžiau surasti žaliavų tiekėją, kuris žaliavas teiktų pigiau. Taip pat, kad kartu su gamybos skyriumi paieškotų žaliavų alternatyvų. Galbūt galima gaminius pagaminti iš vis, naudojant kažkokias kitas medžiagas, kitaip jas apdirbant ir panašiai. Taip pat į tą skyrių pavedžiau sudaryti pagrindinių gamybos įrengimo apkrovimo grafiką ir jį pateikinėti kiekvieną dieną gamybos padaliniui. Tokiu būdu bandyti išnaudoti maksimaliai įrengimus arba bent jau nustatyti, kurie iš jų nepanaudojami pilnai. Taip pat gamybos padaliniui, pavedžiau sudaryti darbo grupę ir išanalizuoti gamybos srauto maksimalias galimybės. Taip pat surasti būdą, kaip sutrumpinti gamybos terminą bei nustatyti priežastis, kurios trukdo pasiekti maksimalias įmonės galimybės. Taip pat peržiūrėti gaminių technologijas ir rasti būdus, kaip sumažinti gaminio savikainą. Tačiau kažkas vis tiek vyksta ne taip. Galbūt gali kuo nors prisidėti. Sutarėm, kad per sekantį susirinkimą sudalyvausiu ir aš, susipažinsiu su žmonėm, pamatysiu, kas ten ir kaip vyksta ir bandysim tokiu būdu ieškoti kažkokiu tai sprendimu. Susitinkam po savaitės susirinkime. Pirkimų tarnyba pristato savo pasiekimus, tai yra surastas tiekėjas, kuris tas pačias medžiagas sutinka teikti 5% mažesnę kainą, tai jau kaip ir yra pliusas. Taip pat kartu su gamybos skyriumi surastas alternatyvinės medžiagos, užsakyta bandomoji partija, bus žiūrima, ar jos tikrai tinka įmonės gaminiam. Taip pat į tai skyrius
sukūrė ataskaitą, leidžiančią grafiškai įvertinti įrengimo apkrovimą. Sistema rodo kiekvieną savaitės dieną žalia spalva, kiek numatyta įrengimo pajėgumai, kokie numatyti, raudona, kiek buvo faktiškai apkrauti. Taip pat gamybos padalinys, gamybos padalinio sudaryta darbo grupė patikslino artimiausių metų numatytų gaminti gaminių normatyvus. Tos normatyvus suvedė į tą sistemą, kad galima būtų išgauti tikslesnį gamybos planavimą. Įmonės vadovas gamybos padaliniui pavedė artimiausią savaitę planuoti gamybą remintis į tai skyriaus sudarytomis ataskaitomis ir maksimaliai apkrauti įrengimus. Taip pat vis toliau ieškoti būdų, kaip sutrumpinti gamybos terminą, nes tai visgi pagrindinis koziris, kuris galbūt leistų pakelti kainą ir taip išgauti didesnį pelną. Po kelių darbo dienų užsuku pas pažįstamą aptarti tai, kas buvo numatyta, kas vyko susirinkimo metu. Užeinam pas gamybos vadovą į kabinetą ir staiga girdim, pro duris įeina meistras. Sako, viršininkė, žmonės stovi be darbo. Klausom, kam reikalas, sako, paprasčiausiai planavimo skyrius neduoda. Ką gaminti? Neduoda užduočių. Savininkas užsidegęs, visas piktas, raudonas, staigiai sušaukė susirinkimą. Planavimo skyrius pateikė savo argumentus, kodėl taip vyksta. Sako, mes turime visą eilę įrengimų ir įvairių užsakymų. Keičiant užsakymų eiliškumą, iš principo keičiasi įrengimo apkrovimo santykis. O tam, kad parinkti maksimalų įrengimo apkrovimą, mums reikia laiko, kad įvykdyti užsibrėžtus tikslus, tai yra apkrauti maksimaliai įrengimus ir išgauti tada mažesnę savikainą. Tai ką mes darom, kaip pavyzdys, turim tam tikrą užsakymų eilę paėmę, gaunam, kad pjovimas apkrautas 60%, gręžimas 86% ir taip toliau. Tačiau jeigu paėmam kitus gaminius, kitą seką, mes jau gaunam, kad pjovimas kaip ir apkrovimas padidėjo, tačiau nukrito gręžimas ir taip toliau. Tai ką mes darom, tai mes sėdim ir dėliojamės, kokią seką, ką paleisti. Taip pat, o tos skylės atsiranda dėl to, kad kiekvienam gaminiui reikia vis skirtingo operacijos takto ir gaunasi taip, kad vieną gaminį pagaminus, kol ateis kitas, praeina laikas ir atsiranda tos baltos skylės, kuriuose įrengimas prastovi dėl to, kad nėra nieko jam paduota. Tai tam, kad mes to išvengtume, mes darom tokį dalyką. Paimam, tarkim, užsakymui sukrito štai tokia seka. Mes paprasčiausiai pasižiūrim, apjungiam 2 užsakymus į krūvą, sutaupom prastovą, perstatymui laiką. Tada pasižiūrim, kokie kiti stambesni užsakymai yra. Darbininkai perderina įrengimus, mes pagaminam tuos gaminius. Tada vėl perdinam, jeigu nėra kitų užsakymų, ką galima būtų apjungti, pagaminam likusius. Ir dar sutaupėm kažkiek tai laiko. Šitoj vietoj jau įsiterpiau ir aš. Iš principo pasižiūrėkit, kas šitoj vietoj gaunasi. Mes turim tokią situaciją, kad ką vienas gaminys, antras užsakymas buvo pagaminta ženkliai anksčiau, negu kad reikėjo klientui, negu kad buvo suderinta. Vadinasi, mes turim tokią situaciją, kad užsakymą pagaminom, medžiagą sunaudojom, tačiau ar klientas norės pasiimti tą užsakymą? Gali būti taip, kad jisai jo nenori pasiimti, vadinasi, jisai pas mus sandėliuojasi ir apyvartinės lėšos jau yra užšaldytos. Žiūrėkim toliau. K02 užsakymas. Pats pirmas užsakymas jau jisai tam tikrą laiką vėluoja. Vien dėl to, kad įrengimai buvo užimti K01 antrų užsakymų, kurio iš principo tuo momentu visiškai nereikia. Jeigu pasižiūrėsim K03 ir K04,
tai mes K03 užsakymo jau iš viso stipriai pavėlavom ir yra klausimas, ar klientas neužsimanys baudų, arba sekantį kartą jisai numušinės kainą, vien tam, kad apsidrausi nuo tokio jūsų vėlavimo. Todėl iš principo turėtų būti laikomas tokios nuostatos, kad tokia seka, kokie užsakymai buvo priimti ir pažadėta jau klientam, nesvarbu, kiek be kainuotų įmoniai, bet vien dėl reputacijos turėtų būti tokia seka ir vykdoma. Nežiūrint į nuostolius įrengimų derinimui, žiūrėti reikia į tai, kokią reputaciją mes turėsim rinkoje.